Sveiki, jaunieji maltiečiai! Jaunųjų maltiečių televizijos sezonas atidarytas. Kaip, Ieva, tu praleidai šią vasarą? Fantastiškai, kaip tu, Iveta? Puikiai, tiesiog mėgausi kiekviena akimirka. Aušrinė, sveika! Kaip tu praleidai šią vasarą? Žinokit, nerealiai, nes šią vasarą vyko tiek daug įvykių. Visų pirma, jaunų maltiečių stovykla ir visų antra, jaunų maltiečių 20-metis. Mums jau 20 metų, įsivaizduojat? Dabar reportažas iš pat ten. Ši vasara maltiečiams buvo labai ypatinga. Daugybė savanorių iš įvairių miestų bei miestelių susibūrė ir vieningai paminėjo jaunųjų maltiečių 20-metį. Ir bendravimas, tai visus apjungiantis tikslas. Taip, tai mes maltiečiai, mūsų daug ir mes vieningi. Savanorystė saugo viltį, geri darbai paliečia širdį. Ar kada susimastai, kuo buvai ir kuo tapai, ką pasiekei ir ką atradai? Ar kada susimastai, ko gyvenime ieškojai, ką prasmingo savo draugui padarei? Taip, tai mes maltiečiai, mūsų daug ir mes vieningi. Savanorystė saugo viltį, geri darbai paliečia širdį. Gerai stovykla. Gyvenam, sutariam. Nežinau. Gal muzikytės paklausom laisvo laiku. Kaip vaikai? Vaikai stropus. O jaunimas? Jaunimas irgi prisijungia. Darbai paliečia širdį. Taip, tai mes maltiečiai, mūsų daug ir mes vieningi. Savanorystė saugo viltį, geri darbai paliečia širdį. O dabar skelbima atranka į JMTV komandą. Jeigu tau patinka filmuoti, domiesi montavimu, turi idėjų, nori būti YouTube'e, nori būti mūsų komandos dalis, siųsk savo motyvacinius laiškus iki rugsėjo 30 dienos nurodytų apačioje elektroniniu paštu. Tai tavo galimybė atsidurti čia.